Sveiki. Noriu padėkoti pirmiausiai Aistei už donatą. Ačiū Jums labai. Linkiu, kad Jums grįžtų šimtokeriopą ir kad išsipildytų būrimai, kurių Jūs norite. Visiems kitiem irgi labai ačiū už komentarus, už dėmesį, širdutės, už šilumą Jūsų. Šiandien pažiūrim ant čirvų damos, kas laukia artimiausių metų. Kas laukia artimiausių metų. Ane? Nu. Senai jau darėm. Nu gerai, praeitį nėra damos, labai gerai. Aš gal pasakysiu, kas gal pirmą kartą, jeigu įsijungs, kad jūs esate čirvų dama nepriklausomai nuo akių spalvos, plaukų spalvos ir panašiai. Čia tiesiog mes pasirenkat save čirvų damą. Galit sugalvoti ir vyrus, pavyzdžiui, ten Bugninis, Červinis, ten koks Tomas, pavyzdžiui. Ten tas, tipo, ta prasme, daro taip kartais. Būna surezonuoja, apie juos papasakoja kažką. Ir nepriklausomai, kada įsijungiat video, pirmą kartą, nepriklausomai, po metų dviejų visada galioja, šiaip jeigu rezonuoja iš tikrųjų. Jūs vis tiek atpažinsit maždaug. Tai va, tai čia praeitį, ką jums rodo praeitį, ką čia rodo praeitį. Nu, versti, žiūrėkit, jūsų namai, čia buvo kažkokia konkurentė, bloga moteris, per darbą galbūt, per dokumentus ir panašiai, per oficialias institucijas, jūsų vyrų, čia jisai prie pinigo, bet aš manyčiau, žinot, kaip čia buvo. Čia buvo, ko gero, išeimas iš namų to vyro per kažkokią tai piktą moterį arba per darbą čia, žodžiu. Aš taip suprantu, kad meilė čia jums krenta ir jums čia kaip smūgis buvo namuose, žodžiu, čirvinis vyras su daug dokumentų, žodžiu, čia jo kelionė darbinė ir kažkokia va, pikta moteris. Ir čia ašaros, tolima kelionė. Nu, gal koksai, nėra to vynų tūzo, bet labai panašu, kad problemos su vyru jūsų namuose, galbūt čia jūsų net vyras galimai gali būti. Nes ašaros per tai, tolima kelionė, gal jis tikrai išvažiavo įsikrausti, jums čia kaip smūgis, gal kažką sužinojo, gal tikrai yra pikta kokia konkurentė moteris, ten nežinau, meilužė, dar kažkas. O šiaip gal per darbą, per dokumentus. Jisai čia prie pinigo ir žiūrėkit, išėjo dar su pinigais, gal jums nieko nepaliko. Arba išvažiavo dėl pinigų, bet jums vis tiek kaip smūgis eina, nes čia arba konkurentė, sakau dar sykį, arba kažkokia tai kaip nemalonios žinios korta, žodžiu. Nes apversti visi namai čia, suprantat. Ir kelionė tolima per ašaras. Suprantat, aš galvoju, kad čia jūsų mylimas vyras. Nu, tai ko gero, čia problemas, žodžiu, su vyru, įsikraustė, išvažiavo, gal net skyrybos, jeigu kas susituokė ir panašiai. Nu, labai negerai praeitį, žodžiu, buvo. Tolima kelionė. Kas jūsų, šiaip, jeigu žiūrint, apversti namai, tai jūs gal ir darbą, klausykit, kažkaip tai pakeitėt, irgi gal smūgis su darbais. Nu, žodžiu, čia pasikeitė jūsų gyvenimas. Apversti tiek darbo namai, tiek dokumentų, ten tų visų oficialių institucijų. Nu, čia plačiai galima žiūrėti, interpretuoti kaip nori iš tikrųjų, bet vat, žiūrėkit pagal savo situaciją. Tolima kelionė. Gal jūs net išvažiavote iš namų kažkur toliai dėl finansų ir panašiai. Tai va, skiria jūs. Aš matau taip, kad jūs čia išsiskyrėt jaučiu su kažkuo. Su mylimu vyru, kuris netgi gyvenot ko gero kartu. Ir čia likot
Gal net be namų, žiūrėkit, likot. Nu visaip čia gali būti, žodžiu, nelabai gerai. Kas čia dabartį? Nu dabartį jūs krentat prie kryžinio vyros. Dabar yra šalia jūsų kryžinis vyras. Čia kažkoks advokatas, ko gero, va, tas garbingas asmo. Gal tikrai su buvusiu čia galimai praeiti buvo skyrybos, praradimai, išsikraustimai, tolimos kelionės ir panašiai. Tik aš nežinau, ar čia jūs išvažiavote ar jisai. Bet, žodžiu, net galėjo būti teismai ir panašiai. Darbo praradimas irgi galėjo būti. Per ašaras viskas. Ir va čia irgi, žiūrėkit, vienas bugninis ir tas garbingas vyras. Tai esmė ta, ką aš noriu pasakyti, kad tas žmogus per darbą, čia jo jūsų kelionės pas šitą vyrą. O čia gali būti gal, pavyzdžiui, advokatas, daktaras, dar kažką. Bet man labiau panašu, kad čia gal jeigu buvo kažkokie procesai, dokumentai ir taip toliau, dėl pinigų ar dar kažko, skyrybų dar kažko. Tai aš manyčiau, kad čia koks advokatas tas garbingos profesijos. O čia va tas bugninis, jisai gal darbas, darbinis vyras. Nu, čia nedideli pinigai kol kas, matau, jums krenta. Bet jūs esat prie kažkokio vyriškio, suprantat? Šalia jūsų yra vyras, kryžinis. Dažnai rodo mylimą vyrą kryžinį, arba buvusi irgi, kaip ten tas kalba, nu, žodžiu. Nu, šiaip lasdu jisai, bet būtent, jeigu ant taro žiūrėt, bet jisai, vat, kaip taro būna kalavijų, ta buvusi, tai čia ir, arba buvusi mylimąją. Tai čia toksai kryžinis, tas būna dažniausiai čirvų damos, mylimasis ant kryžinio visur, kiek aš žiūriu. Nu, va. Bet jeigu, pavyzdžiui, žiūrint kryžinio meilę, nu tai dabar kitaip dar galiu pasakyti, jeigu čia ne darbai, ne dokumentai. Tai praeitį, žodžiu, buvo vyras, su kurio palikote namus dėl kryžinio meilės, nes va čia jo meilė šalia jūsų. Ir čia buvo gal tolima kelionė netgi pas tą kryžinį, tada taip net gali būti. Ir teisiniai procesai, gal dabar prasidės skyrybos su tuo. Žodžiu, va taip kažkaip žinokit. Jeigu žiūrint va tą kryžių kortas ne kaip dokumentų ir darbų, ir čia kaip ne darbų ir kažkokių oficialių institucijų, būtent kryžinio, tai kryžinio namai apversti tiesiog buvo. Ir tolima kelionė, ir čia ko gero susivienimas su juo, ar va čia kažkokie procesai vyksta, pinigai, taip toliau ir panašiai. Kas jums krenta? Labai va čia gerai, va tuoj pat turi būti ar didelė pinigų suma, ar žinia, ar kontraktas, gausa, žodžiu, didelė, nu, nes va čia mažai kaip ir eina, ne? Bet čia už jūsų. O šalia jau jūsų va tuoj pat turėtų būti pinigų suma nemaža, dovana. Nu tai teisingai, dabar aš darau prieš kalėdos, tai bet kokiu atveju čia jūs nudžiugins dovanos, pinigai, kontraktai galbūt, vat, nes va, čia daug žmonių, daug vyrų, pinigų, dovanų, kelionių kažkokių, suprantat, kaip ir, nu, va, tokia kaip pasakyti, smulkus reikaliukai, kurie atveda prie gausos. Ir šalia yra vyras. Nu, tai visai neblogai, sakyčiau. Kryžinis. Nu, kas čia ateity? Kas ateity? Taip, tai palaukit, žiūriu. Dvi moteris, bet dabar galvoju, ar čia balius pas jūs bus su jom. Ir čia žiūrėkit, daug, arba čia jūsų rūpesčiai, nu, sakau, kažkokie va, reikaliukai, rūpesčiai ateity, nu, nėra tokių lemtingų kažkokių kortų. Balius, restoranas, šventės ir panašiai, kalbos, smulkios tokios kortos krenta. Arba čia jaunesni net vyriškiai gali būti 4 už jūs. Ir čia gali būti iš vis kompanija. Ir čia kaip ir jums džiaugsmas, suprantat?
draugės, nu kaip ir neblogai viskas krenta į ateitį, bet tokių, kad tie permainos tos praeitį buvo labai didelės, va čia nuėjo, o dabar tokia, kaip pasakyti, be didelių įvykių gyvenimas vyksta, bet į gerą pusę, ta prasme, čia šventės, baliai, nu kas negeria, nu tiesiog, puotos pasisėdėjimai ir taip toliau, bet čia kažkaip su draugiam ir su jaunesniais gal vyriškiais, gal čia vaikai, nežinau, arba čia jūsų rūpesčiai dėl to baliaus, žinot, nes čia kaip ir darbas bus, dokumentai, jeigu tvarkotės, bus, pinigų suma bus, ta jums reikalinga, nu žodžiu, visai labai gerai, o šitas viskas nueina į praeitį. Bet čia dar eina tas garbingas kažkoks vyriškis, kuris ten dar gal nedabaigti kažkokie reikalai. Va čia daug labai visko. Pažiūrėsim, kas toliau. Bet aš džiaugiuosi, kad į praeitį nueina. O čia kažkoks iš namų vyras, šviesių akių gali būti tas červynas. Kaip ir jisai praeitį jau, žodžiu. Bet ateity ten jo kortų nelabai yra. Arba jeigu, sakau, čia dėl kryžinio, grinai, to mylimojo visur, jeigu jo kortą žiūrėt kaip kryžiaus, tai tada gaunasi, kad jūs pakeitėt namus, išvažiavot į tolimą kelionę, palikot namus, bet čia kaip su noru įsipildymu per ašaras. Bet čia minimaliai kažkam tiks, jeigu tikrai jokio buvusio nebuvo. Čia tiesiog tada dėl kryžinio buvo reikalai, kad su juo susieiti. Ir dabar jis pagaliau kartu po sunkiaus periodo. Kas čia pas jūs po širdim? Va, žiūrėkit, čia kryžinis su kelionėm. Prie kelionių, klausykit. Nu, tas kryžinis čia prilipęs prie jūsų. Ir mintyse, ir po širdim rūpesčius jo laikote. Kelionės netolimas, sakyčiau. Bet va šita korta tokia įdomi. Rūpesčiai su kryžiniu, dėl kryžinio kelionės. Netolimas, sakyčiau, taip. Nu, kryžinis čia jūsų dabar šalia, tai nežinau, kur čia jo meilė, po to mes pažiūrėsim. O kur jo meilės, kaip ir palaukit, ar iškrito devinkė, jo, nematau devinkės. Nu, nežinau, čia vis tiek kažkokios problemos per ašaras jūsų tą meilę, bet čia virš galvos jūs galvojate, ne? Pinigai tenais nedideli tokie. Nu, yra biški problemų su to kryžiniu. Kažkokia va šita korta man tokia nelabai patinka. Kažkokie rūpesčiai yra. Bet vis tiek jisai šalia jūsų. Tai gerai, nu. O, žiūrėkit, iškrito tas širvinis. Klausykit. Aha. Bet jūsų namai apversti ir kryžinio apversti. Gerai, aš nesimėtau, pradedam taip. Čia praeitį kas buvo. Nu va, čia buvo va tas smūgis, sakau. Čia buvo gyvenimo didelė permaina, smūgis, netikėtas. Buvo, sakau, kažkoks garbingas vyras. Tai va čia jisai kaip tas kalavijų, kur sakiau, jeigu žiūrint jį kaip oficialių institucijų kažkokį darbuotoją, daktarą, advokatą, teisėją ir panašiai, žodžiu. Garbingas kaip ir vyras jisai, bet čia su smūgiu. Tai sakau, kažkas ten buvo pas jūs tokios su problemos su teisiniais arba su oficialiom institucijom. Čia va jūsų kelionė ta. Tada rūpesčiai.
Labai daug kortų jūsų praeiti, daug labai rūpesčius kažkokius tvarkėt, rūpinotės. Ir čia vėl jaunesni du žmonės, nežinau, gal čia vaikai, tai dėl jų pinigėlių gal čia rūpinotės. Gal elementai kokie, kaip kam gali tikti labai iš tikrųjų, jeigu iš tikrųjų buvo skyrybos kažkokios. Tvarkėte teisinius procesus kažkokius, ar pas daktarus ėjot, ar dar kažkur. Rūpesčiai dėl jaunesnių kelių žmonių, bet jau nueina į praeitį tie rūpesčiai, bet kaip ir išsisprendė, maži pinigai čia. Buvo smūgis. Gyvenimo smūgis buvo, bet jis, kaip tenais rodė praeitį, taip ir čia nueina tos problemos, labai gerai. Čia jau pasakiau, kas virš galvos, tai dabar kryžinis. Ir po kojom kas nueina. Nu ir vėl tos visos ašaros po kojom ir nueina čia, darbinės tos kelionės, dėl dokumentų, pinigų, ne? Kaip ir jau po kojom nueina jums čia tos problemos, labai gražu. Viskas į praeitį. Nu tai va, prieš naujus metus viską paliksi, tą viską nueina. Ir ateina kaip ir šviesus, bet tokių, nesakau, didelių, globalių problemų nematau. Ir tų didelių permainų ateityje irgi nematau. Aš matau jūs jau po permainų, suprantat, kryžinis šalia labai gerai, bet žiūrėkit kaip įdomiai. Jūsų vis tiek namai apversti. Čia tas kažkoks čirvinis. Kai kam vyras, o kas neturėjo vyro, nebuvo jokių skyrybų, tai čia jūsų, ta prasme, norų išsipildymas tada krenta. Bet jūs kažkaip ne savo namuose ateiti, vėlgi sakau. Bet čia su norų išsipildymu, suprantat, kadangi pas jūs tolima kelionė į kryžinio namus, bet jo irgi namai kažkaip apversti, gal jūs tiesiog važiuosit, nu, jo namai ir jūsų namai, šalia visur jūs einat, suprantat. Ir pas jį čia irgi, ta prasme, eina, jeigu žiūrint grinai kryžiniui, pas jį eina irgi moteris, gal vaikas, arba vaikai du, nes irgi čia piniginiai tokie rūpestėliai, gal čia, kad padovanot, ar... Nu, tokios smulkios, suprantat, nieko tokio ypatingo aš nematau. Tik tai matau, vat vėlgi tolimą kelionę ir jūs čia kartu kažkaip. Kryžinis ištisai šalia jūsų. Visur va krenta šalia. Arba čia rūpesčiai dėl kryžinio tipo rūpesčiai dėl jūsų. Gal dovanų ar kažko tokio. Pinigėlių gal duos, jeigu taip jau visai banaliai žiūrėt. O dabar kitas dalykas, tai jeigu čia visgi buvo va, tas buvęs, tas čirvinis, visgi čia vyras, jeigu žiūrint mes, kaip ant žmogaus, o ne kaip ant jūsų kortos, su tuo noru įsipildymu, nu tai ką aš galiu pasakyti, apsireiškia jisai vėl čia ateityje jums. Bet nematau, kad čia kažkas tokio būtų, su noru įsipildymu dėl namų. Bet jūs tolimoj kelioniai, kryžinis tolimoj kelioniai, jo namai apversti, jūsų apversti namai, bet jūs einat kaip ir su noru įsipildymu. O tas, jeigu čia vyras, tai aš nežinau, kas jis toks, kažkaip jis beprasmiai čia tada krenta, žinokit, jeigu ir apsireikš. Žodžiu, jūs su kryžiniu čia planuojat ir viską veikit kartu. Tai va, jūsų namai kartu. Nu, įdomiai čia. Nu, bet jums bet kokiu atveju eina norų įsipildymas, tai ką aš galiu jums pasakyti, tai labai smagu. Jeigu, tarkim, kryžinio nėra dar, nu, tipo, nežinot, kaip bus, tai bus jisai čia šalia, visada kaip prilipęs dabar bus prie jūsų tas kryžinis. Nu, pažiūrim čia, su kuo jūs liekat.
Bet tas va dar vis tiek kažkoks yra, vis tiek aš manau čia. Kai kam vyras tas buvęs. O kai kam čia tiesiog jūsų norų korta kaip ir. Ne, čia va taip turėjo būti. Užsišnekėjau truputėlį. Žiūrėkit, va, jūsų namai, vis tiek jūsų namai su kryžiniu eina kartu. Nors jie yra apversti, bet vis tiek jūs kartu. Aš nežinau, čia gal jūs kraustotės, abudu kažkur kraustysitės. Jisai gal išsikraustys jūs su jumis kartu kažkur čia planuosit kraustytis. Ar kaip čia yra, kodėl jie apversti, nesuprantu. Ar gal tolimą kelionę čia išvažiuojat? Nes vis tolimą kelionę krenta. Nu, va, ta meilė su smūgiu nueina su ašarom, tai ačiū Dievui. Draugės nueina, bet žiūrėkit, tas prilipęs. Jeigu čia kažkam vyras, bet sakau, kad nebuvo tos situacijos, tai čia tiesiog jūsų korta eina. Nu, va, su garbingu vyru, to advokatu. Arba daktaru ar kažkuo. Nueina irgi ten šalia. Gal jis tai apsireikš, kad ten tipo, kad jum eina kaip ir norų įsipildymas, dėl to, kad jis apsireikš. Gal kažką finansiškai pasidalinsit namus, kas dalinasi. Ar kažkaip tai. Žiūrėkit pagal situaciją savo. Nu va, žiūrėkit. Tolimą kelionę, jūsų meilės kelionę irgi nueina, bet sakau, bus, ar čia jūs išvažiuosit su visam, ar tiesiog su kryžiniu jums kelionė krenta į tolimą, nes kažkaip jūs nenamuose, bet kartu. Arba jisai išsikrausto, jūs išsikraustot ir jūs kartu, kūrėt išvysti kitus bendrus namus, kai kam, pagal situaciją žiūrėkit savo. Vis tiek tas kryžinis tuo atsiras ir matysit. Arba pas ką jau yra, nu tai žinot. Tai aš nesupratau, viskas iškrenta. Kaip suprast? O tu Dieve mano, kaip man žiūrėkit. Šiaip, žiūrėkit, jūs ir kryžinis, nu jūs šiandien, nežinau, prilipę kaip, nežinau kas, neišskiriami žodžių dabar. Retai taip krenta, visada visi žiūri dėl kryžinio, to mylimojo savo ir ten problemos. O jūs čia prilipę, jūs sprendžiat, kažkokios problemos yra, žiūrėkit, smūgis kažkoks. Ar čia tiesiog jūs pergyvenat kažkokią transformaciją, kur buvo smūgis, nu nežinau, koks čia gali būti variantas. Bet jūsų namai abiejų apversti, kaip čia gali būti. Jisai paliko namus, nežinau, ten vaikų šeimą, pavyzdžiui, kaip pavyzdį duodu. Jūs irgi palikot viską, arba jūs paliko kažkas, jūs čia susivienėt ir problema yra tame, va tas smūgis, kad jums reikėjo, kaip pasakyti, nu yra vis tiek smūgis permainos, kada turi palikti, pavyzdžiui, jeigu jisai šeimą turėjo, ar ten pas jūs buvo šeima, arba pas jūs ten buvo namai, nes jūsų namai abiejų apversti, suprantate, to, kas man keista. Ir ta tolima kelionė, ar čia jūs tiesiog keliausite šiaip tolimą kelionę, ar čia persikraustimas kažkoks. Tai kaip kam, žinot. Jeigu būtų taip, sakyčiau, balius, ten vos ne, gal vestuvės ir panašiai, bet čia ne, čia po smūgio jūs šiandien prilipę viens prie kito, gal vienas kitą guodžiat, nežinau. Arba išsisprendė pagaliau visos tos problemos, kai jūs galėjot kartu sueiti. Aš taip suprantu, kad čia meilė yra vis tiek tarp jūsų, jūs čia vienas kito. Problemos liko praeity, jūs čia pora ir
sprendžiat kažkokias praeities problemas, arba abudu esat nukentėję. Arba, tarkim, jūs nukentėjusi esat, bet širvinis yra šalia jūsų. Šiuo sunkiu periodu, tarkim. Nu, kaip sakoma, ištversit čia tas viskas, susitvarkysgi, žiūrėjomės, kad jums viskas kaip ir sutvarko, tai jūs liekat, svarbiausia, kad ne viena liekat su juo. Nu, aš tikiuosi, čia ne tarp jūsų smūgis. Reikia pažiūrėti. Galgi ir taip būtų, ne? Kas jūsų laukia? Čia kas per smūgis? Kas čia per... Ką čia reiškia? Jūs su kryžiniu nesiskirsit, čia bus gerai viskas, taip? Ne, čia norų išsipildymas. Nu, tai ne tik, sakau, po visų tų sunkumų, po norų išsipildymas. Būsit kartu, žodžiu, čia. Čia gal jūs jau senai su juo norėjot susieiti ir niekaip nesigaudavo, dabar gavosi. Arba jisai atsirado jums sunkių momentų, nes tam pas jūs daug problemų praeitie. Nu, žiūrėkit, jūsų korta meilės, čia ne pinigėliai, rūpesčiai dėl jūsų, pergyvenimai, kryžinio pergyvenimai, rūpesčiai, jisai čia jums tikrai turbūt padeda, gal pas jūs kažkas blogai. Nu va, ir namai jūsų pagaliau. Nu jo, pas jį irgi galėjo būti, pavyzdžiui, žmona, jisai irgi su ją išsiskyrė, va, žiūrėkit. Žodžiu, ne, jūs su kryžiniu liekat vis tiek čia. Čia rodo problemas tiesiog, kurios buvo matyti didelės praeitie. Ir jūs čia jau, ar čia jisai jums padės susitvarkyti, ar čia jūs patys tvarkysitės. Ir žodžiu, kaip ir matau jūs su kryžiniu, su noru išsipildymu. Per smūgį, per kažkokias globalias permainas, kurios jau nueina į praeitį. Nu tai va. Nu tai puiku labai. Aš matau jūsų norų įsipildymą. Problemų nemažai, bet kad aš matau praeities, sakyčiau. Bet gal dar jūs žinot, ar gyvenat biški dar tais... Po nelengvo periodo, nu, sunku iš karto patikėta gerovė. Bet iš tikrųjų gerai viskas. Jūs ne viena, kryžinį šalia, norų įsipildymas, jis čia stengiasi dėl jūsų. Bet tai pirmą kartą taip kryžinis prilypęs čia prie jūsų. Kiek aš burdavau anksčiau, kiek pamenu, tai. Bet mes tada ir būrėm, kad jis kažkaip jūs susivienysit, vat, kad ten, tai pažiūrėkit ir įsipildė. Jeigu taip žiūrėt palaipsniui kiekvieną būrimą, ne, va, ant tų santykių kryžinį mes gyimam tą jūsų mylimai dažniausiai. Tai jūs čia va dabar pagaliau po visų tų peripetijų, sunkumų jūs čia susivienijat. Nu. Pinigai, sakau, pinigai bus ne didžiausi, bet eina jums į perspektyvą vis padidėjimas, vis didėja, nuo 7-8, po to tas tūzas jau gausos korta, ten kažkoks kontraktas, dokumentas ar didelė pinigų suma. Susitvarkysit ir su reikalais, ir su pinigėlis, va dabar tie jau tvarkosi, pabiškiai einat į priekį, ta prasme. Po tų visų sunkumų. Vis eina geryn, aš matau. Ir tikrai bus gerai viskas. Matot, čia va šitos kortos žaidimo. Tai kaip ir trumpą laiką daugiausiai, dažniausiai rodo. Nu, labai retai, kada rodo
labai ilgam procesui. Tai čia aš manyčiau tiesiog parodė artimiausią ateitį, mėnesis 2. Tai va. Sėkmės jums.